Šiandien visoje Lietuvoje vyksta Europos dienai skirti renginiai. 1950-aisiais gegužės 9-ąją Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas iškėlė suvienytos Europos idėją. Šumano deklaracija laikoma ES pradžia, o 1985 Milane vykusiame ES aukščiausio lygio susitikime buvo nuspręsta gegužės 9-ąją švęsti Europos dieną. Tad dabar kasmet įvairiuose miestuose ir miesteliuose švenčiama ši diena. Europos dienai ir Europos piliečių metams paminėti vyksta renginiai Rotušės aikštėje kartu Europos labui. Labą dieną, brangūs europiečiai! Viktoras Hugo įkvėptas humanistinių idealų įsivaizdavo taikias jungtines Europos valstijas. Šią svajonę sugriovė pirmojoje 20-ojo amžiaus pusėje žemyną nuniokoję baisūs karai. Tačiau vis tik iš antrojo pasaulinio karo griuvėsių išaugo nauja viltis. Prieš karo totalitarizmą atsilaikė žmonės pasiryžo panaikinti Europos valstybių tarpusavio neapykantą, varžymąsi ir sukurti ilgalaikę taiką. 1945-50 metais kai kurių valstybių veikėjai ėmė kviesti savo tautas žengti į naują erą. Europos Sąjunga laikosi humaniško požiūrio ir remia tokį visuomenės modelį, kurį palaiko didžioji dauguma piliečių. Na ir šie metai yra ypatingi. 2013 metai yra Europos piliečių metai. Ir norime pakviesti garbingus svečius. Alytaus kolegijos direktorę Danutę Remeikienę. Iš tikrųjų, man didelė garbė pirmai pasveikinti jūs visus su Europos diena. Lietuva Europoje, Europos Sąjungoje 9 metai, Europoje tiek, kiek ji gyvuoja. Nuostabu, kad mes esame tokiame gražiame, tokiame turtingame ir tokiame protingame žemyne. Mėlyje, ši šventė yra skirta ne tik Europos dienai, bet ir pilietiškumo metams paminėti. Labai kviečiu visus būti dorais, būti labai išmintingais, būti labai drąsiais, kuriančiais, idėjiškais, na ir žinoma, nebūti abejingais tam, kas yra mūsų mieste, tam, kas yra Lietuvoje ir tam, kas yra Europoje. Dar noriu visus supažindinti su ponia Gražina Soldonienė. Ji yra Europos komisijos atstovybės Lietuvoje komunikacijos skyriaus asistentė. Kadangi šiandieną Europos diena, gegužės 9-oji, o šie metai yra paskelbti Europos piliečių metais. Tai kaip tik aš galvoju, kad kadangi mes visi esame Europos piliečiais, tai šiandieną yra ir mūsų gimimo diena, mūsų visų. Taigi gimimo dienos progą norėčiau palinkėti visiems sveikatos, kūrybiškumo ir visiems vieningai kurti tą Europą, kuri yra mūsų širdise ir kuri yra aplinkui mūsų. Dar norim susipažinti su Simona Jakubynaitė. Ji yra Europos parlamentaro Justo Paleckio padėjėja. Mėly alytiškiai ir miesto svečiai, norėčiau jūs pasveikinti Europos dienos proga. Europarlamentaras siunčia jums nuoširdžius sveikinimus ir kuo geriausius linkėjimus. Man labai džiugu grįžti į savo gimtąjį miestą Alytų ir aplankyti tiek daug Europos dienai skirtų renginių. Gegužės 9-oji yra puikia proga apmąstyti mūsų ES piliečių teisės ir atsiradusias galimybės. Noriu merą paprašyti taip pat pasveikinti visus ir paskelbti šventę atidarytą. Mėly kolegos, alytiškiai, noriu pastebėti, kaip istorinė tiesa yra tokia, kad Robertui Šumanui vis dėlto mintis apie suvienytą Europą ir apie ES krikštynas gimė karo pasėkoje ir suprasdamas ir matydamas baisumus po pergalės gegužės 9-osios, jisai pasiūlė tą suvienytos Europos idėją, kad geriau gyvenkime draugiškai, nekariaukime, sėskime bendromis jėgomis, bendrų tikslų. Ir gal todėl ir simboliškai, kad yra pergalės diena tapatinama su ES gimimo diena. Tai su šia data jūs visus ir sveikinu, nes gyvenimas parodė, kad vis dėlto kompromisas ar taika yra daug kartų geriau už karą. Skelbiu šventę atidaryti. Balionai kyla į orą ir groja muzika. Šventės iškilmingas atidarimas kartu su svečiais, miesto vadovais ir sveikintojais. Vakarėjant Rotušės aikštėje dar vyks ir Europos dienai skirtas koncertas, na, o visi norintys šiandien Rotušės aikštėje esančiose kavinėse galėjo paragauti ir Europos šalių virtuvių patiekalus. Europos diena Alytuje domėjosi Vida Ramanauskaitė.